Kaip pasirinkti tinkamą makiažo pagrindą? Kreminis ar sausas? Jeigu jūsų oda yra riebi arba mišri ir turite ką užmaskuoti, tai yra bėrimų ar odos nelygumų, tai jums labiausiai tiks birus mineralinis pagrindas. Tai iš tikrųjų su juo galima išgauti intensyvų maskavimą ir pati šį makiažo pagrindą naudoju kiekvieną dieną. Kas yra smagiausia, tai šis makiažo pagrindas, jisai savyje turi miką mineralų, todėl jis neatrodo matinis. Veidas visas spindi, tačiau makiažas taip pat laikosi visą dieną. Mano rekomendacija merginoms turinčioms probleminę odą. Kai dengsite šį makiažo pagrindą, stenkitės tai daryti tapšnojamaisiais judesiais ir vengti agresyvių sukamųjų judesių. Taip išvengsite produkto pertekliaus porose. Jeigu jūsų oda yra sausa, esate brandžios odos savininkė arba norite itin natūraliai atrodančio padengimo, tuomet rekomenduočiau rinktis kreminį makiažo pagrindą, kuris savyje turi daug drėkinančių savybių ir atrodo itin natūraliai. Manęs dažnai klausia, ar galima rankomis tepti makiažo pagrindą. Taip, tai nėra klaida, tačiau jūs gausite itin minimalų ir labai lengvą padengimą. Jeigu norite tai padaryti tolygiau, jums prireiks šepetėlio, su kuriuo tai padarysite tiesiog paprasčiau ir tikrai išvengsite kažkokių tais nelygumų. Tai makiažo pagrindą reikėtų tepti tokiais glostymo judesiais. Pirmiausia, reikėtų dengti išorinę veido dalį ir tik tuomet T-zoną. Kodėl? Todėl, kad T-zona labiausiai išskiria sebumą. Todėl ten sluoksnį reikėtų dėti patį mažiausią. Taip pat, jeigu norite išgauti šiek tiek stipresnį maskavimą, tai padenkite vieną sluoksnį makiažo pagrindo, šiek tiek luktelėkite ir paimkite su šepetėliu dar ir patapšnokite ten, kur norite maskavimo didesnio. Taip pat dėlėtų atsiminti, kad jei naudojame paakių korektorių ar maskuoklį, ten makiažo pagrindo jau nededame, nes gausis per daug sluoksnių.